Bet kur yra problema? Kad mes per daug kišamės į kaimyninės valstybės ir paskui labai stipriai nukenčiam. Ne mes politikai, kurie kišamės, bet žmonės, eiliniai žmonės, verslininkai ir visa kita. Kaip nukenčia? Labai paprastai. Vykdami į Baltarusiją, važiuodami per Baltarusiją, paklauskit verslininkų, jie jums pasakys. Kas daros? Bet čia aš Pone Bradauskai, tai kaip tie vežėjų, Linavos vežėjų, paklauskit visą kitą. Bet čia yra kitas dalykas. Vat štai, matote, pono Černiausko pasisakymą. Jis gerbė, nors kategoriškai nesutinka su to, kad uždraustas susirinkimas sausio 16, bet jis gerbė tą nutarimą ir jisai neveda žmonių nachališkai, jeigu taip galima pasakyti, į aikštę. Baltarusijoje įvyko kitaip, nesankcionuotas mitingas ir tas mitingas įvyko. Ir puikiai mes matėm per visas televizijas, kaip buvo daužomi valstybės namai ir panašiai. Lygiai kaip pas mus prie Seimo. Ar jūs norite pasakyti, patys prisiprašė tiesiog? Be abejo. Ir štai kur yra, o prie mūsų Seimo, kai vyko, tai mūsų šaudėm irgi tas pats, kulkos zvimbė, sužeisti žmonės buvo ir visa kita. Bet kaimynai taip nereagavo, kaip mes reaguojam. Aš suprantu, tikrai nepateisinu bet kokio smurto. Jeigu, sakykime, įvyko tas mitingas, nereikia ten daužyti žmonių, nereikia graibstyti ir panašiai. Bet mitinguotojams irgi nereikia daužyti valstybės rūmų. Čia daug teiginių. Patys prisiprašė, be reikalo kišamės. Pone Auštrevičiau, kaip juos atremti? Tai aš norėčiau kolegos Broniaus paklausti. Štai mes turėjome 9 metais prezidento rinkimus. Įsivaizduokite, jūsų kandidatą Algirdą Butkevičių po rinkimų suima. Ir, pavyzdžiui, pasodina į cypę. Jūs kaip partija, Lietuvos socialdemokratų partija, jūs galite piktintis, jūs galite kažką tai kalbėti, bet jūsų kandidatas cypėje ir dar gavęs lazdų. Ir, tarkime, turėdamas kažkokią tai lygą, negauna vaistų. Kaip jūs, Broniau, reaguotumėte į tokį dalyką? Mums reikia atskirti tą demagogiją, kuri va štai pilasi, kad buvo, reiškia, pačių mitinguotojų inicijuotos riaušės. Tai buvo provokacija. Tai buvo provokacija, atsiprašau, bet buvo provokatoriai. Yra nufilmuoti vaizdai, kada žmonės vaikščiodami kalba į mikrofoną prisekta prie rankovės, turi mikrofoną čia ausyje. Rusijos netgi televizija parodė, kurios operatorių beje stipriai sumušė, sudaužė kamerą, paniekino tenai ir panašiai. Buvo imtasi represinių priemonių. Tuo tarpu prie Seimo, Broniau, aš nežinau, kur jūs buvot, aš tai buvau Seime ir aš mačiau puolančiųjų tų tam tikro jaunimo grupės veiksmus. 4 iš jų beje apkaltinti žmogžudystę už ankstesnius nusikaltimus. Bet Petrai, ar jie nebuvo provokatoriai? Irgi atėjo jau pasiruošę su kaukėm, su viskuo. Tam, kad nebūtų tų provokacijų ir nelyginkite su Minsku. Tai aš sakau, jeigu jūs sutinkate, kad jūsų kandidatą Algirdą Butkevičių gali pasodinti į cypę po rinkimų, už tai, kad jisai dalyvavo rinkimuose, kas atsitiko su, beje, Baltarusijoje? 7 iš 9 sėdi cypėje. Petrai, kiek buvo kandidatų Lietuvoje į prezidentus? Ne vienas kandidatas po rinkimų, kaip ir panašiai kaip Baltarusijai, jos ekscelencija Grybauskaitė laimėjo triuškinančią pergalę. Ne vienas kandidatas nevedė į gatvę žmonių nepasitenkinti rinkimais. Todėl, kad tai demokratija. Tai už ką suims Butkevičių ar kitą kandidatą, kada jis ramiai reagavo, demokratiškai, kad pralaimėjo ir tiek. Dabar reklama, netrukus mes sugrįšim ir tęsim laidą. Karštam vakare kalbam apie Baltarusiją. Kaipgi toliau turėtum bendrauti su šia šalimi, netrukus grįšim. Taip, Broniau,